Turiu jūs nuliūdinti, kad yra dar ir kitų būdų apibrėžti šitai sumai ir jie taip pat duoda tą pačią lentelę. Bet aš galbūt jų iki galo nepasakysiu, tiesiog čia prirašysiu dar kokį nors skaičių. Ir iš tikrųjų lentelę galima suprasti kaip žodį, kurį mes skaitytume nuo pabaigos kaip arabai. Pirmiausia, skaitytume paskutinę eilutę, tai rašytume aštuonetą, tada prieš paskutinę eilutę rašytume 3, 7 ir tada pirmoji eilutė 1, 2, 4, 6. Čia vardinis telefono numeris? Ne. Mes šį dalyką galime parašyti vietoj Jongo lentelės ir Donaldas Knutas, ar jis taip? Taip, tas pats Donaldas Knutas panaudojo būtent panašų procesą, sukurdamas kompiuterinį algoritmą veiksmams su Jongo lentelėmis. Kadangi čia vėlgi, jeigu turime kokį nors skaičių trejetą, kurį norime įdėti į lentelę, mes vėlgi žiūrime, ar trejetas yra didesnis už visus skaičius, jisai iš žodžio galo, arabiškai. Jis yra mažesnis už ketvirtą, tai yra vietoj ketvirto rašome trejetą, o ketvirtas atsiranda prieš šią dalį. Arba tiesiog iš karto matome ketvirtas mažiau už septynetą, septynetas mažiau už aštuonetą ir aštuonetas būtų nauja eilutė, jeigu galvotume apie Jongo lentelę. Tai čia yra šiek tiek alternatyvus būdas užrašyti šią lentelių sumą. Iš tiesų yra dvi transformacijos, toks bjaurus žodis, kurių pakanka apibrėžti būtent šiems veiksmams. Ir jeigu viena lentelė yra gaunama panaudojus dvi tas transformacijas, tai ji tada bus vadinama kiekviena lentelė, kuriai gaunant naudojamos tas pačios operacijos, tiek tos pačios transformacijos bus vadinama ekvivalenti pagal Knutą. O transformacijos yra tokios. YZX į YZ. Čia yra su tokia sąlyga, kad X yra mažiau už Y ir mažiau lygu Z. Čia tas pats, man atrodo, būtų galima tą patį padaryti su skaičiais, tiesiog galima pamatyti, kad lentelėse operuojama ir raidėmis. O kas čia yra per transformaciją? Matome X mažiau už Y ir mažiau lygu Z. Mes galime iš tiesų nusipiešti šitam vėlgi Jongo lentelę. Ir turime, kad X mažiau už Y. Tai X yra pirmasis, tai vadinasi, pirmoje eilutėje yra tik tai X, nes Z negalėtų būti toje pačioje eilutėje prieš X, nes tada nebebūtų Jongo lentelė. Nes anksčiau einantis elementas būtų didesnis. O antroje eilutėje tada turime, ką čia turėsime, Y ir Z. Bet dabar lentelės nemažėja. Kodėl? Nu, turi būti... Viskas gerai? Ne, pirmoji eilutė 1, antroji eilutė 2, o turėtų būti atvirkščiai. Taip. Arba lygiai. Tai ką man blogai padariau šitam dalyke? Lygybės tos daugiau mažiau apsukti. Ne. Turi lentelė būti, ta prasme, daugiausia elementų viršui, paskui kažkiek mažiau arba lygų, mažiau kitoje sekančių mažiau arba lygų. Jo.
Tai jis naudoja prancūzišką notaciją. Aš nejuokauju. Ale jaunų dedamų. Taip, pasižiūrėsim, ką gauname kitoje pusėje. Gauname apatinę eilutę Y. Aš dabar jau net pats nebesuprantu, ką darau, bet Nu tai. pirma eilutė X, Z. Sakinė Tai ir dabar paaiškinsiu, kaip tai gaunam, galbūt. Pala. Tai tikrai. Čia iš tikrųjų dar nėra. Čia kažkas ne taip. Kad viskas gerai. Ne, Čia iš tikrųjų nėra dar pati lentelė, bet tiesiog yra Y ir Z elementai, o mes X įdedame. Tai yra, X yra elementas, kurį įdedame į YZ. Ir kai įdedame X, žinome, kad X yra mažiau už Y, tai tada vietoj Y parašom X štai kaip čia, ir Y atsiranda naujoje eilutėje. Tai va būtent čia yra tokia ta transformacija. Čia galbūt net tiksliau būtų parašyti kaip YZ ir X čia kažkur. O čia jau viskas gerai, nes čia jau ir yra Jongo lentelė. Arba remiantis tuo pavyzdžiu, kaip darėme viršuje, galima čia būtų uždėti skliaustus ir būtent reištų kažką panašaus kaip įdėjimą. Antroji transformacija yra panaši. Užrašysiu viršuje, tik yra XZY į ZXY, tik šiuo atveju šiek tiek skiriasi, nes X yra mažiau negu Y, mažiau Z. Tai šiuo atveju yra įdedamas Y. Y įdedamas į XZ ir kadangi Y yra mažiau Z, tai Z iškeliamas į kaip ir naują eilutę. Taip galime visai aiškiai pamatyti, kaip veikia šita transformacija. Tai yra šita transformacija K2. Ir būtent lentelės, kuriuose atliekamos tik tai šios dvi transformacijos, yra vadinamos ekvivalenčiais pagal Knut. O ką tai labiau reiškia, tai matyt reikėtų paskaityti vienoje iš knygų Jongo lentelės ir jų pritaikymas įvairiose teorijose. Tokių knygų yra net viena. Būtent aš šiek tiek naudojausi sukurdamas savo šitą tekstelį. Kiek nepasinaudojau, atsispausdinau anglų kalbą, bet kadangi anglų kalbos dar nemoku, nes dar mokaus universitete, tai apie tą dalyką nepasakosiu. O iš tikrųjų papasakosiu gan įdomų dalyką, kuris jūs gali sutrukdyti arba ne. Tai yra, jei prisimenate, pradžioje pranešimo sakiau, kad buvo Hermanas Veilas, kuris rašė apie Jongo lenteles savo knygoje Grupių teorija ir kvantinė mechanika. Ir matėte tikriausiai persiuntę per rankas kelias puslapius jo knygos. O iš tikrųjų Hermanas Veilas buvo toks žmogus, kuris pasakė gan keistą sakinį. Savo darbu visada bandau sujungti tiesą ir grožį, bet kai būtinai reikia pasirinkti tik vieną, aš renkuosi grožį. Tai ir yra klausimas, ar savo knygoje jis Jongo diagramas ir lenteles pasirinko kaip grožį ar kaip tiesos ir grožio junginį. Tai šiuo dalyku, manau, ir galiu pabaigti savo pasakojimą ir trumpą žygį į prieš 100 metų, kai buvo nagrinėjami tokie dalykai kaip Jongo lentelės. Man rodo, vieną klausimą. Taip. Sakai, skaitėte knygą kažkiek, tai kokie tie maždaug teorijos pritaikymai yra? Daugiau mažiau. Man įdomu, prasme, kur naudojama tos lentelės? Tai būtent simetrinių polinomų analizė, nes
naudojant tuos algoritmus galima apie, pavyzdžiui, simetrinius polinamus, apie jų savybės sužinoti. Nes padeda pavaizduoti tiesiog. Ir taip pat yra sukurtas atitiktis matricoms. Dar berods buvo naudojama ir su kvarkais kažkokie modeliai. Aš labai daug jos neįsigilinau, bet taip pat buvo su kvantinė fizika. Ir reprezentacijos teorijai, tai čia jau bus labiau teorija taikoma kitai teorijai, kuri taikoma dar kitai teorijai. Ir galiausiai taikoma praktikai. Ir toks yra mano įsigilinimas į Jango diagramas. Visas? Taip.